Istorija automobilio atsiradimo yra labai ilga, tai ją sutrumpinus. Būtų taip, kad labai aš tokio modelio norėjau, labai senai. Tai draugas tiesiog sako, yra pas Ošvį, Malkom užmestas, sako noriu, važiuojam, kraunam malkas nuo jo, kraunam ant ralo ir vežamės. Tai automobilis dabar ko gero 9 metai pas mane. Daug visokių istorijų su juo buvo, tai restauruot, tai nerestauruot, bet driftas yra liga ir seni automobiliai yra mano liga, tai finale gavosi senas driftkaras. Čia yra labai didelis detalių kratinys, jeigu taip įvardinant, tai kėbulas yra BMW E21, variklis yra Mercedeso 5 litrų V8 M113, priekinė važiuoklė yra Nissano S14, S15, galinė važiuoklė yra Twisted Smoke Performance, visa kas tam pagaminta į originalias tvirtinimo vietas. Svarbiausia saugumo įranga, Kęstučio Kelpšos saugos lankai. Automobilio išorė, Porsche įdomesnis body kitas, truputį perdarytas, bet visai neblogai jam tinka ir šiemet atsiranda labai jau dailus liveris. 24 metais išvažiavau tik į vienas varžybas, kad pasilinksmint, pasidžiaugti ir ištestuoti automobilį. Daugiau treniruočių buvo ir bandymų jam, o 25 metais suvažiavau visą pilną sezoną ir gavosi bendroje įskaitoje 20 vietą užėmiau iš 65 vairuotojų. Čia kalbant apie Semi-Pro lygą. Su Juliumi Iškraunu susipažinau per automobilių renginius, nes jų yra nemažai iš tikrųjų. Ir jų teikiama produkcija ir paslaugos labai artimas man pačiam, ypač automobilio antikorozinė danga, kad automobilis nesupūtų, nes kitu atveju 83 metų automobilis nebūtų net išgyvenęs. Tai šitas dalykas labai artimas ir mano automobilio tematika tinka į jų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas. Tai taip gavosi, kad šiemet pabandysim draugauti rimčiau. Tai mūsų tikslai 26 metam bendradarbiauti su Crown ir Restore FX komandom, pasistengti su visais iššūkiais susidoroti. Svarbiausia yra pasilinksminti, praleisti gerais laiką ir tikėkimės geresnių rezultatų šiemet.